Šiandien Ukrainos pajėgos galutinai susiaurino Rusijos placdarmą į šiaurės vakarus nuo Limano, atakuodamos pozicijas saugančias jo susisiekimą su likusia fronto dalimi. Didelis Ukrainos proveržis įvyko aplink Novoselivką, kur kariuomenė įsiveržė į Šandriholovę ir Derilovę, taip sukeldama tiesioginę grėsmę Rusijos pozicijoms aplink Jarovą iš flango. Rusijos pajėgos atsakė verždamosi į šiaurę nuo Serednės link Karpivkos, šiek tiek praplėsdamos placdarmo kaklelį ir laikinai pagerindamos susisiekimą su pirmin pasistumėjusia grupuote. Šis manevras suteikė Rusijai daugiau erdvės išlaikyti poziciją, tačiau Ukrainos pajėgos jau grasino koridoriui už Jarovos, kuris jungia priekinės pajėgas su likusia fronto dalimi. Jei Ukrainos pajėgos tęs plėtrą aplink Šandriholovę ir Derilovę, Rusijos kariuomenė, esanti giliau placdarme, turės mažiau saugių maršrutų pastiprinimui, aprūpinimui ir atsitraukimui. Rusijos puolimas į šiaurę nuo Limano dabar virsta spąstais, o priekyje esančios pajėgos vis labiau priklauso nuo koridoriaus, kurį Ukrainos pajėgos atakuoja iš abiejų pusių. Pavojus aplink placdarmą dabar yra pakankamai rimtas, kad net Rusijos analitikai skambina pavojaus varpais. Rusijos analitikai įspėjo, kad šiaurinis flangas aplink Limaną tampa vis pavojingesnis ir gali sukelti didelių problemų Rusijos grupuotei. Jie taip pat pripažįsta, kad mūšio lauką tapo sunku kontroliuoti, nes išsklaidytos fronto pozicijos, dideli miškų plotai ir mažų grupių judėjimas apsunkina tvirtos kontrolės užtikrinimą visoje teritorijoje. Dėl to Rusijos vadams sunku nustatyti, kurios pozicijos išlieka saugios ir kur Ukrainos kariai jau gali kelti grėsmę užnugario maršrutams. Susirūpinimas apima ne tik karius laikančius patį iškyšulį, problemos aplink Limaną vertinamos kaip grėsmė Rusijos pajėgoms, veikiančioms gretimuose sektoriuose. Nepaisant šių įspėjimų, Rusijos vadovybė toliau siunčia daugiau karių link Jarovos, giliau į pavojuje esantį iškyšulį, užuot stiprinusi zonas aplink Kolodiazę ir Šandriholovę, kur Ukrainos pajėgos spaudžia pozicijos kaklelį. Tai reiškia, kad kiekvienas papildomas vienetas, pasiųstas link Jarovos, tampa priklausomas nuo koridoriaus, kurį Ukraina jau bando susiaurinti. Tuo pat metu Ukrainos spaudimas maršrutams link Serednės ir Jarovos sustiprėjo, sumažindamas teritoriją, kurią Rusijos pajėgos galėjo saugiai išlaikyti giliau iškyšulio viduje. Rusijos kariai buvo išstumti iš Jarovos arba iš jos pasitraukė, taip pat buvo apleisti infiltravimosi maršrutai link Prišybo. Šie pasitraukimai rodo, kad Rusijos atsakas nepadėjo apsaugoti priekinių pozicijų, kurias ji bandė sustiprinti, kol Ukraina toliau atakuoja prieigas, kurios išlaiko iškyšulį gyvybingą. Jei Ukrainos pajėgos sugriaus iškyšulį, Rusija susidurs su pasirinkimu arba trauktis iš daug didesnės teritorijos į šiaurės vakarus nuo Limano, arba bandyti išlaikyti vis labiau izoliuotas pozicijas, didėjant apsupimo rizikai. Bet kuri iš šių baigčių gali paversti problemą aplink Jarovą platesnę krizę šiaurinėme prieime prie miesto. Rusijos pasitraukimas iš iškyšulio panaikintų priekinį buvimą aplink Jarovą ir Serednę bei sutrumpintų liniją, kurią Ukraina turi kontroliuoti į šiaurę nuo miesto. Ukrainos pajėgos jau gerina savo pozicijas pačiame Limane, kur valymo operacijų metu buvo atkovota ligoninė ir sumažinta Rusijos kontrolė miesto teritorijoje. Į pietus nuo miesto Ukrainos kariai taip pat išsiplėtė nuo Ozernės link Dibrovos, didindami spaudimą prieigoms aplink Limaną. Kartu šie įvykiai priverstų Rusiją veikti iš mažiau palankios pozicijos keliose prieigose prie Limano vienu metu. Rusijos analitikai jau įspėja, kad rimtos problemos Limano sektoriuje gali sukelti sunkumų gretimose ašyse. Iškyšulio žlugimas galėtų dar labiau padidinti šį spaudimą, priversdamas Rusiją skirti darbo jėgą ir išteklius naujai gynybos linijai stabilizuoti. Apskritai, Ukrainos vykdomi gniaužtai aplink Limaną vis labiau verčia Rusiją rinktis tarp iškyšulio apleidimo arba daugiau karių rizikavimo vis labiau pažeidžiamoje pozicijoje. Papildomų vienetų siuntimas gilyn tik padaro bet kokį vėlesnį atsitraukimą brangesnį, nes koridorius už jų patiria vis didesnį spaudimą. Jei Rusija atsitrauks, Ukraina galėtų įgyti daugiau laisvės įtvirtinti atkovotą teritoriją ir potencialiai perkelti papildomą spaudimą link kitų Rusijos gynybinių pozicijų, kai nauja linija bus užtikrinta. Tai suteiktų Ukrainos pajėgoms daugiau galimybių už iškyšulio ribų, kartu priverčiant Rusiją stabilizuoti naują gynybos liniją esant nuolatiniam spaudimui.